Deja, Rusija aptiko silpnąją Ukrainos gynybos pusę. Kijevas susiduria su rimtu priešraketinių raketų trūkumu oro gynybos sistemoms, todėl Rusijos balistinės raketas beveik nėra numušamos. Didindama raketų apšaudymus Ukrainoje, Rusija tiesiog naudojasi kritinių pasaulinių zenitinių raketų perėmėjų trūkumu. Be to, Rusija didina raketų arsenalą, kurių Ukrainos oro gynyba tiesiog negali numušti. Rusija išvakarėse paleido į Ukrainą beveik 10 hipergarsinių raketų Cirkon. Tai didžiausias tokių raketų kiekis per vieną ataką. Tačiau šiose atakose ekspertai įžvelgia dvi pagrindinės žinutes. Pirmoji. Rusai jau 2 mėnesius tik praranda teritorijas fronte, o Ukraina didina atakų skaičių pačioje Rusijos gilumoje. O antra. Rusija bando priversti Kijevą dėrėtis savo sąlygomis. Ir tikisi, kad esant nuolatiniams apšaudymams ir raketų atakoms, Donaldas Trumpas pradės spausti Zelenskį. Todėl aptarkime, kodėl Putinas apšaudo Ukrainą ir kada Rusija bus pasirengusi tikroms deryboms. Mano vardas Aleksejus Pečijus. Aptarkime šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti patinka šiam įrašui ir parašyti bet kokį komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Taip pat užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pečiai News. Nuorodą į jį rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi primenu, kad Rusija naktį į birželio 2 paleido į Ukrainą beveik 10 hipergarsinių raketų Cirkon. Tai didžiausias tokių raketų kiekis per vieną ataką. Iš viso tada rusai paleido 73 raketas ir 656 smogiamuosius dronus. Deja, dauguma raketų skjudo būtent balistinę trajektoriją, pataikė į savo taikinius ir tai vyko ne šiaip sau. Deja, tapo akivaizdu, kad didindama raketinės atakas Ukrainoje, Rusija naudojasi kritinių pasaulinių zenitinių raketų perėmėjų trūkumu. Nors Jungtinės Amerikos valstijos didina perėmėjų gamybą, trūkumas bus jaučiamas dar ilgą laiką ir ne tik Ukrainoje. Analitikai mano, kad aštrus raketų trūkumas oro gynybos sistemoms bus jaučiamas dar bent 2-3 metus. Būtent Patriot raketų trūkumas jau paveikė Rusijos taktiką kare prieš Ukrainą, ypač kilus nesutarimams dėl Ukrainos kariuomenės prieigos prie Patriot tarp Kijevo ir Trumpo administracijos. Tačiau problema tapo ypač aktuali Rusijai, pagrasinus pradėti naujas masinės sistemingas oro atakas prieš Ukrainą, įskaitant ir prieš vyriausybinius pastatus. Ir štai čia Donaldo Trumpo šalininkai pagaliau turėtų susimastyti. Pagaliau susimastykite jūs, ką jūs apskritai remiate. Problema kilo dėl daugelio veiksnių sutapimo. Tarp jų Trumpo administracijos išlaidų mažinimas, klaidingos prielaidos ilgalaikiame planavime ir gynybos pirkimuose. Ir nesugebėjimas numatyti rizikos, kad JAV ir Izraeliui pradėjus karą su Iranu, Iranas dar ilgai galės raketomis apšaudyti savo kaimynus Persijos įlankoje. Tai reiškia, kad Trumpas, kvailai apsiskaičiavo ir sukėlė pavojų Ukrainai ir sąjungininkams artimuosiuose rytuose. Šiandien Patriot vis dar laikoma geriausia apsauga nuo balistinių raketų skrendančių dideliame aukštyje. Nors žinoma, egzistuoja ir europinės oro gynybos sistemos, tačiau šiuo klausimu jos gerokai nusileidžia amerikietiškoms. Tuo pačiu metu raketų trūkumas Patriot sistemai deja sukuria pažeidžiamumo langą ne tik Ukrainai, bet ir kitoms šalims, kurios oro gynybos srityje priklauso nuo JAV. Tuo tarpu didžiausią susidomėjimą sukėlė intensyvus raketų perėmėjų naudojimas per JAV ir Izraelio kampaniją prieš Iraną. Pagal kai kuriuos vertinimus, šis konfliktas išeikvojo beveik trečdalį Patriot perėmėjų atsargų, o pagal vieną iš vertinimų Persijos įlankos valstybės kartu paleido daugiau nei 1100 Patriot raketų. Nors primenu, Ukraina iš karto pasiūlė pigų Irano dronų perėmimo variantą. Praėjusią savaitę Zelenskis kreipėsi į Baltuosius rūmus ir kongresą su pagalbos prašymu. Jis pavadino raketas Patriot sistemai, cituoju, gyvybiškai svarbių įrankių gyvybėms gelbėti, pridurdamas, kad balistiniai ginklai yra paskutinis reikšmingas Maskvos pranašumas. Deja, Donaldas Trumpas ignoravo šį prašymą. Europos pareigūnai teigia, kad Vladimiro Putino eskalacija yra augančių Rusijos sunkumų karinėme ir ekonominėme sektoriuose rezultatas. Ir tai gali reikšti Rusijos bandymą atnaujinti įstribusias taikos derybas, siekiant susitarimo Maskvos sąlygomis. Tai yra suremti tokį trumpalaikį košmarą, kuris priverstų Kijevą sutikti su bet kokiamis sąlygomis, tik kad būtų sustabdytos raketų atakos.
Čia reikia žiūrėti situaciją plačiau. Rusijos veržimasis fronte rytų ir pietų Ukrainoje pastaraisiais mėnesiais sulėtėjo, nepaisant to, kad Kremlius skiria milžiniškas lėšas ir daug gyvybių kariniams tikslams pasiekti. Be to, Rusija jau antrą mėnesį iš eilės praranda kontrolę Ukrainos teritorijose. Apie tai rašo Amerikos karo studijų Unikojutas. Ir jei balandį grynasis Rusijos ginkluotųjų pajėgų anksčiau užimtų teritorijų praradimas sudarė 116 kvadratinių kilometrų, tai gegužės pabaigoje šis rodiklis pasiekė 281 kvadratinį kilometrą. Analitikai skaičiavo tik tas teritorijas, kurios yra visiškoje Rusijos karių kontrolėje, neįskaitant šių mažų grupių infiltravimo zonų. Ukrainos pajėgos iki šiol iš esmės sustabdė šių metų pavasario-vasaros rusų puolimą, o teritorijų praradimo tendencija rusų puolimui yra apverktina. Dar kartą, balandį jie grynuoju rezultatu praranda 116 kvadratinių kilometrų, o gegužę jau 281. Todėl Kremlius bando nukreipti visą dėmesį į masinės atakas prieš miestus. Kita vertus, Ukrainos tolimosios atakos prieš Maskvą ir energetinę infrastruktūrą suteikė rusams supratimą apie karą, kuris verčia net Vladimiro Putino šalininkus klausti, ar verta Rusijai tęsti šį karą. Ir Maskvoje vis dažniau pradedama kalbėti, kad aiškios pergalės jau nebebus. Ir esą tokios aiškios pergalės net nereikėjo. Tas pats propagandistas Solovjovas jau savo laidose sako, kad klausykite, Odesos, pavyzdžiui, rusai esą net neketino užimti. Ir apskritai, pasak Solovjovo, tai jau esą ir neberusiškas miestas. Ir apskritai, taip, Odesoje jau nebėra rusų, tai kam tada užimti Odesą? Jie jau pradėjo tarsi šiek tiek atsitraukti atgal ir sakyti, kad mes juk nesiruošiame pasiekti aiškios pergalės. Be to, Ukrainos vidutinio nuotolio dronų smūgiai sukelia rimtų logistikos ir tiekimo maršrutų sutrikimų palei pagrindinį sausumos koridorių jungiantį Rusiją su okupuotu Krymu per okupuotą pietų Ukrainą. Kyjivas pradėjo masinę vidutinio nuotolio bepiločių orlaivių galinčių smogti taikiniams iki 200 km atstumu gamybą ir paleidimą. Šios atakos pavertė kelius. Okupuotose Ukrainos teritorijose beveik netinkamais priešo kariniai logistikai, dabar šie keliai nuolat atakuojami Hornet bepiločių, aprūpintų dirbtiniu intelektu ir prijungtų prie Starlink sistemos. Rusijos okupacinė valdžia pripažįsta, kad yra problemų. Pavyzdžiui, Chersono srityje vairuotojams vykstantiems į Krymą rekomenduojama važiuoti tik šviesiu paros metu, išlikti budriems ir, dėmesio, būti atidiems. Drono atakos atveju iššokti iš automobilio tiesiai važiuojant. Smūgių pasekmės jau juntamos. Gegužės 30-d vadinamasis aneksuoto Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas paskelbė, kad benzinas pusiasalyje bus parduodamas tik pagal talonus. Apribojimai benzinui taip pat įvesti Maskvos, Belgorodo ir Rostovo srityse. Taigi, ką mes turime? Rusijos kariniai pranašumai mažėja, Ukraina plečia smūgių geografiją ir intensyvumą, JAV padarė pertrauką derybose. Viskas vyksta ne taip, kaip nori Vladimiras Putinas. Todėl eskalacija yra vienintelis būdas reaguoti į situaciją, kurios jis negali visiškai kontroliuoti. O žodžiais Vladimiras Putinas vis dar tvirtina, kad jis laimi. Štai gegužės 29 dieną jis pareiškė, cituoju, mūsų pozicija fronte tokia, kad Rusija gali kalbėti apie greitą karo pabaigą. Mūsų kariuomenė kasdien žengia pirmyn visomis kryptimis. Tačiau Europos pareigūnai mano, kad Vladimiras Putinas yra sudėtingoje padėtyje. Maskva naudoja eskalaciją, kad paskatintų Jungtines Amerikos valstijas atnaujinti taikos derybas, kurių metu Kremlius tikisi, jog Donaldas Trumpas darys spaudimą Zelenskiui, kad šis išvestų kariuomenę iš likusios Donbaso dalies. Beje, šiandien Kremlius jau pareiškė, kad yra pasirengę sustabdyti karą tą pačią dieną, kai Zelenskis duos įsakymą Ukrainos ginkluotosiams pajėgoms pasitraukti iš Donbaso teritorijos. Tačiau Vladimiras Putinas turi problemų ir šalies viduje. Karas vis labiau kritikuojamas Rusijos socialiniuose tinkluose. Ir štai čia įdomus momentas, kurį iki šiol eskaluoja rusai. Per balandžio viduryje buvo paskelbtas vaizdo įrašas su komentarais apie nesibaigiančius rusų šturmus Malaja Takmačka kaime Maloje Troitskoje. Ir štai šis vaizdo įrašas tako tiesiog virusiniu memu Rusijoje, pabrėžiu ne tarp ukrainiečių, o Rusijoje, simbolizuojančiu melą, kurį skleidžia Rusijos Federacijos karinė vadovybė.
Ir įsivaizduokite, šis įrašas jau pusantro mėnesio plinta Rusijos socialiniuose tinkluose, net patys rusai jau supranta šį memą apie maląją Tokmačką. Galiausiai iki rudens Vladimirui Putinui lieka tik du variantai. Jei Ukraina nepaklus jo reikalavimams po raketų smūgių, jam teks pradėti nepopuliarią mobilizaciją jau po rugsėjo parlamento rinkimų, arba greičiausiai sustabdyti karą, kad nereikėtų imtis politiškai rizikingo žingsnio. Tai ir yra tai, apie ką kalbama, kad esą aktyvioji karo fazė gali būti užtikrinta jau iki žiemos. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Tai viskas, saugokite save, iki pasimatymo visiems.